Kokią aš įtarimą turiu? Kolegos akvariumistai, kad molis ir visa keramika dedama į akvariumus ir visas tos keraminės dekoracijos leidžia į vandenį tiek daug visokių dalykų, kad jų nepamatavus nereikia dėti. Čia yra standartinis raudonas molis. Mums įprastas, bet jis mums įprastas yra dėl to, kad mums jo daug yra. Čia yra baltas molis ir čia yra šamotinis baltas molis. Tai va turiu 3 ir šiandien ryt pareis dar keli. Ką darau? Atsisveriu po 2-5 gramus ir noriu pažiūrėti, kaip keis vandenį savaitės bėgy. Porą. Vat. Baltą molį ir šamotinį jau sudėjau. Iš šamotinį eina burbulai non-stop. Baltas to nedarė. Ir dabar pasižiūrėsim raudoną. Nes aš įtariu, kad molis negali į vandenį neatiduoti, jeigu akmuo atiduoda. Vat kuris kiek atiduoda? Pabandysim sužinoti, nors molių rūšių yra labai daug ir kiekvienas ko gero atiduoda skirtingai netgi nuo jo išdegimo.